Sveiki gerbimieji kanalo stebėtojai prenumeratoriai. Esame vėl Kaune. Dabar esame tokiame parke. Šioje vietoje stovėjo tokia didžiulė įspūdinga statula 4 komunarams. Ji pagal nepriklausomos Lietuvos ideologinė kryptį kaip nepritampa ir jinai atsidūrė Grūto parke. Aš ją dar pamenu, tą skulptūrą. O dabar čia pasivaikščiosim po šitą parką. Čia matau, daug yra naujo, daug yra sutvarkyta naujai. Išeisim į pačią pradžią. Čia tokia kažkokia alėja padaryta, įkurta. Taip, tai partizanų alėja. Prasieisim šitą alėją. Štai va žmonės sėdi ilsisi. Šis parkas, kaip matote, atnaujintas yra. Ir ši alėja čia naujas darinys. Čia tokiu būdu įamžinti, pagerbti. Partizanai. Ir visai šauniai atrodo, vis tiek geriau negu nieko, negu tuščias parkas. Čia įdomus paminklas pavadintas žuvusių už Lietuvos laisvę motinai. Pavaizduota motina kaip paukštė. Kenčianti ir liūdinti dėl savo žuvusiųjų sūnų ir kartu va kaip laisvės sparnai. Čia tolumoje matau tokį gana nemažą paminklą
su gražiais gėlynais. Visur taipogi nauji šviestuvai, takeliai išasfaltuota naujai, sutvarkyta. Čia pamenu, kokiais 90 metais. Tai čia buvo labai apleistas šitas parkas. Įdomiai takeliai apjuosia va kelis medžius, medžių nepašalino, tai taip šaunu. Toks gražus paminklas. Prasieisim iš visų pusių. Kas ten parašyta? Žuvome dėl tėvynės. Užeisim paskaityti. Dar ten yra tekstas kažkoks parašytas. Žuvome dėl tėvynės. Niekas neturi didesnės meilės kaip tas, jei kas guldo savo gyvybę už savo prietelius. Tokie prasmingi, gražūs žodžiai. Na, aišku, pagarba žuvusiesiems. Štai va čia. Gėlės. Labai papuošė šitą parką šis paminklas. Štai žmonės laukia, matomai, autobuso. Savo pavėsį atkeliavę, nes čia šalia autobusų stotis, turint laisvo laiko, va gražioj vietoj, savo laukia. Čia dar prasuksim tokį ratelį, o čia jau tokių 100-mečių ąžuolų nėra, kaip toj Kauko parke ir Vytauto. Bet va, kaip sakau, čia smagu, gražu. Pabūti, papulsiauti. Čia va toks kaip įėjimas į parką. Irgi gėlynas padarytas. Vis vien gražiau negu nieko.
Tos tvorelės čia jau daug metų mena. Akmeninės galėtų būti. Aha, čia pasirodo Kauno senosios kapinės. Paminėta, kad nebeveikiančios. Tai taip simboliškai ten padaryta keletas paminklų, kurie mena. Štai ir šitas didžiulis paminklas. Ir ten gražu, kai mieste atrandamos erdvės parkam, kur paliekami parkai, neustatoma vien kotedžais. Čia gal dar ir buvęs koks paminklas, išlikęs koks. Aha, vietomis matosi tokių va štai akmenų menančių kapus. Yra tokių vietelių, čia buvę, aišku, kryžiai. Čia buvo parko tualetas, dabar aišku jisai nebeveikiantis. Vietoj jo pastatyta tas vadinamas vienkartinis biotualetas. Aš manau, kad tas tualetas visas apipaišytas, jis neturi veikti, bet parke galėtų atnaujinti, sutvarkyti. Čia įdomu, kažkokia yra koplytėlė, kažkokio tai tikėjimo. Iki jos prieisim, paskaitysim, jeigu bus informacijos. Štai čia tokia, čia musulmonų pasirodo. Tai musulmonų kaip ten minaretas. Čia vėlgi veda į kalnelius laiptai. Taip, čia musulmonų mečetė, ar kaip čia vadinasi. Čia kaip, grinai kaip Turkijoje, dabar pasijutau. Čia kažką reiškia. Kažkas daryta, o ten šiukšlynas už to kilimėlio, šiukšlių primesta. Kaip negražu. Čia Totorių gatvė, taip. Totorių gatvė 6. Kauno mečetė.
Nu, graži. Gražiai sutvarkyta. Vienintelė mūrinė mečetė Baltijos šalyse pastatyta 1930 metais. Atnaujinta 2019 metais. Šaunu, kad žmonės tarpusavy suranda kalbą visokių tikėjimų, visokių įsitikinimų. Taip ir turi būti. Turi žemėje būti taika. Turi visi gražiai taikiai gyventi, o čia šitą pusę į parko dar nesutvarkyta, čia labai jau negražu, va, tiesiai asfaltą ir čia va sustojo. Kažkodėl gal ką nori padaryti, įrengti, bet nežinau, kodėl čia sustojo. Šitie darbai, va čia visur sutvarkyta. Čia galėtų kaip fontaną įrengti ar kažką. Vaikučiams įrengta va štai aikštelė žaidimų poilsio. Tai ir tai labai gerai. Čia nemažas parkas. Nemažas parkas. Štai yra net pušis. Net nustebino. Anuose parkuose neteko matyti pušies. O štai čia pušį pamačiau. Berods gal vienintelė šiame ir parke. Čia aš prasuksiu. Bandysiu kažkaip pagreitinti maršrutą. Nes jau laikas vykti namo. Ir pavargau. Štai mergaitė liesina balandžius. Gražus parkas ir medžiai sugeria tą miesto triukšmą. Čia gilumoje to parko, kai atsiduri, irgi pasiunti va kaip Kaukolėjoje, kad ramu. Atrodo, net to triukšmo nesigirdi. O artėjant link gatvės jau triukšmelis jaučiasi, vėl pasigirsta. Dabar va štai prasuksim kitą maršrutą. Parodysim šiame parke įsikūrusius dar kitokius objektus. Čia yra netgi rodyklė. Čia parodyta, kur buvę senosios kapinės.
Čia berods užrašyta kažkoks tai muziejus, bet nežinau, ar jis veikia, labai jau atrodo neveikiančiai. Rezistencijos ir tremties muziejus užrašyta, ten ponė sėdi, nenoriu artintis. Kažin, ar jis čia veikia. Šiuo metu muziejus nedirba, vyksta rekonstrukcijos darbai. Atsiprašome, bet nematau nei tų rekonstrukcijos darbai, kad čia vyktų. Gal ir vyks. Kada? Čia vėl kapeliai. Atmintina tokia vieta. Tokie kryželiai. Gražu, kad žmonės atsimena žuvusius už laisvę, už tiesą. Štai toks paminklas iš tos pusės gal nelabai matosi. Apeisiu iš kitos pusės. Ten jau saulė man trukdo. O čia dabar gražiai matyti. Čia tokie takeliai. Galėtų paskutinėti tuos takelius, sutvarkyti. Trūksta tokios dar priežiūros. Tiesiog visos tos alėjos yra apžėlę. Kažkaip reikia išspręsti šitą reikalą. Čia ir parašyta kažkas yra. 1941 metais birželio 23-26 dienomis jie sukilo prieš raudonuosius okupantus ir paaukojo gyvybę už Lietuvą. Ir čia yra išvardinta vardai ir pavardės iškalta. Raudoni okupantai tikriausiai žinote, kas yra. Jau čia neaiškinti nereikia. O čia buvo laikinojo Stasio Dariaus ir Stepono Girėno mauzoliejaus vieta. Mauzoliejaus pastatytas 1937 metais, sunaikintas 1959 metais. Bet Darius ir Girėnas yra pagerbtas ir pakankamai kitose Lietuvos vietose. Ir buvo išleista nacionalinės valiutos 10 nominalo kupiūra. Šiuose kapinėse 1956 metais vėlinių dieną Kauno visuomenė, nepaisydama sovietų okupacijos Lietuvoje, rizikuodama gyvybę ir laisvę, protestu išreiškė savo
pritarimą Vengrijos revoliucijai. Lietuviai pritarė, pagerbė vengrus. Tai va, mėlyje, štai toksai parkas, gana didžiulis. Čia gausi vėl nemaža ekskursija po šitą parką. Dabar dar pačiame gale šių reportažų parodysiu, dar šiame parke yra įsikūręs stačiatikių tikių stoboras. Toksai gražus. Štai jisai jau matosi po truputį. Aš, mielieji, vargstu dėl jūsų. Ir man labai skauda nugarą ir kojas. Bet aš vaikštau, filmuoju dėl jūsų. Stengiuosi, kad jūs pamatytumėt kažką tokio, kas nebuvę gal Kaune niekad. Aš manau, kad yra tokių žmonių. Negali būti žmonės, kad visur apsilankė ir visur pabuvoja. Čia parodysiu dar iš arčiau, tai nesimatė. Kas parašyta. Tai yra Rusijos kariams žuvusiems. Nu, karas yra baisus dalykas. Dauguma visuomenės ir nepritarė tiem karo veiksmam, kad ir šalies agresorės visuomenį nepritarė, bet jie neturi pasirinkimo, būna visuotinas šaukimas į armijos gretas ir jie turi paklūsti tokiems beprotiškiems sprendimams. Savo tų prezidentų, šalies valdovų, ir jie turi pakelti ranką prieš savo kaimynus, prieš ginklu eiti prieš savo kaimyną, kaip sakau, netgi prieš giminę. Gražiai sutvarkyta ši teritorija ir prižiūrima, tvarkoma. Čia visada pro stotį, kai pravažiuoji, praeini, tai pažvelgiai tokį pastatą į šventovę gražios architektūros. Nesvarbu, kad jinai ne mūsų tikėjimo, bet tai kiekviena tauta turi savo tikėjimą ir reikia jį gerbti. Žiūrėkit, kokie gražūs gėlynai daryti.
Kaip gražu. Kauno Kristaus prisikėlimo cerkvė. Čia gal neužpyks, kad pavaikščiosiu po tuos biskį gėlynus, pafilmuosiu. Bet kaip iškomponuota pasakiškai. Kaip gražu. Kaip gražu. Labai gražiai sukomponuoti. Tai va, mielieji, ir baigsiu šią gaidą, kad mylėkim vienas kitą, skleiskime meilę, mylėkime savo artimą kaimyną, gretimą šalies gyventoją, kito tikėjimo žmogų gerbkime ir gyvenkime visi taikiai šioje mažoje žemės planetėlė. Visiems užteks vietos. Kaip gražiai atrodo. Na, ačiū, mėlyje, už dėmesį. Iki kitų kartų.